Skaitmeninis turinys yra visur ir dabar yra įdomus metas į jį pasinerti. Nesvarbu, ar tai būtų tinklaraščio įrašai, socialinės žiniasklaidos atnaujinimai ar vaizdo įrašai, kuriant skaitmeninį turinį svarbiausia patraukliai išreikšti savo idėjas. Pradėkite nuo tokių rašymo įrankių kaip Google Docs arba Microsoft Word, jie puikiai tinka jūsų mintims tvarkyti. Kalbant apie vaizdinę medžiagą, Canva keičia žaidimo taisyklės. Galite lengvai kurti stulbinančius plakatus ir socialinės žiniasklaidos vaizdus neturėdami jokios dizaino patirties. Tiesiog vilkite, pildykite ir pritaikykite. O jei norite kurti vaizdo įrašus, CapCut ir Adobe Express yra fantastiškos galimybės. Jos leidžia sujungti vaizdo įrašus, pridėti muzikos ir taip galima įgyvendinti savo idėjas. Atminkite, kad skaitmeninio turinio kūrimas tai eksperimentavimas ir kūrybiškumo skleidimas. Taigi, pradėkite nuo mažų žingsnelių, žaiskite su šiomis priemonėmis ir stebėkite, kaip auga jūsų įgūdžiai.